E, Sveiki, tai labai malonu, kad mano gerbiamas buvęs dėstytojas, daktaras Egidijus Vareikis, sutiko duoti mums interviu apie geopolitiką, apie Ukrainą, apie ES vertybės. Šis interviu bus naudojamas kaip mokomoji medžiaga projektui In Defense of EU Values, Stopping Aggression Against Ukraine. Na ir taip pat bus naudojamas projekto viešinimui, projekto sklaidai ir panašiai. Ir šiandien užduosime jiems mano paties ir gerbiamam Egidijui mano paties ir dalyvių sugalvotus klausimus. Šiaip, jeigu trumpai pristatant gerbiamą Egidijų Vareikį, tai yra ir buvęs diplomatas, ir buvęs ministro patarėjas, ir buvęs Seimo narys, ir buvęs Europos parlamento narys, ir domisi Afrika, ir domisi NATO, ir buvęs Atlanto bendrijos Lietuvoje prezidentas. Tiesiog, dėl laiko stokos negaliu visų titulų išvardinti, o šiuo metu Egidijus Vareikis dėsto Lietuvos karo akademijoje, generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. Ir neseniai prieš porą metų išleido knygą apie geopolitiką. Tai pirmas būtų klausimas gerbiamam Egidijui, kas jums asmeniškai yra ES vertybės, tai bendražmogiškos vertybės, ar tai tiesiog kažkokios specifinės, ar reikia kažką daryti, o jeigu taip, tai ką, kad jas išsaugoti? Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad formaliai viskas aišku. Europos Sąjunga deklaruoja, kad didelės vertybės yra demokratija, didelė vertybė yra rinkos ekonomika, didelės vertybės yra žmogaus teisės, tai žmogaus teisės, kaip jos yra surašytos. Bet reikia pasakyti, kad konkretus tų vertybių turinys, jis nėra toks vieną kartą užfiksuotas ir nekintamas. Jis metams bėgant, jis pasikeičia ir dabar Ukrainos karo, kaip sakyt, fone tos vertybės irgi tampa truputį, reiškia, kitaip praktiškai matomos. Aš turiu pasakyti, kad mes gyvenam Europos kontinente, kur visą laiką buvo sakoma, kad Europos vertybės mums yra brangios. Buvo laikai prieš kelius šimtus metų, kai buvo sakoma, kad Europos pagrindinė vertybė tai yra krikščionybė. Buvo laikai, kai buvo sakoma, kad Europos pagrindinė vertybė yra žinios, mes gyvenom tokį, reiškia, apšvietos epochoje, buvo čia visko. Šiais laikais, kaip aš sakiau, europiečiai mano, kad didelė vertybė yra demokratija, tai yra visų žmonių galimybė rinktis valdžią ir formuoti valstybės valdymą tokį, koks atrodo reikalingas žmonėms. Ar tai yra absoliuti vertybė ar ne, čia labai galima ginčytis, bet europiečiai taip mano. Europiečiai taip pat mano, kad turi būti rinkos ekonomika, nors šiandien mes turbūt tos rinkos ekonomikos bet turim labai nedaug, nes visa ekonomika yra apribota kvotom, reguliavimais, lengvatomis ir panašiai. Tai čia, galima ilgai dar ką kalbėti, kiek tos laisvosios rinkos liko, kiek ne, bet europiečiai mano, Europos Sąjungos bent žmonės, kad tas reguliavimas ir kvotos ir skirstimai yra reikalingi, gal kada manys kitaip, tai bus kitaip. Žmogaus teisų klausimų, vėlgi, kas yra žmogaus teisės, kas yra fundamentalios teisės, nėra tokia konstanta. Aš iš savo pusės galiu pasakyti, daug metų praleidau tokią organizaciją, kuri vadinasi Europos taryba, kuri būtent labai domisi tam žmogaus teisų klausimai. Aš buvau šalia kitų komitetų žmogaus teisų komitete, kur apie 2000 metus, kai aš pradėjau ten būti, pagrindinės teisės buvo tautinės mažumos, mokyklos tautinė kalba, galimybės ten kurti politinės partijas ir panašiai. Kai aš išėjau iš Europos tarybos po 20 metų, pagrindinės teisės daugiau buvo tokios seksualinės, reiškia galimybę turėti individualią kažkokią tai pažiūrą.
netgi galimybė, na, žmogaus teisė nepaisyti bendrųjų teisių, panašiai. Taip, kad čia viskas yra visą laiką kitaip, negalima taip pasakyti, kad visam laikui, na ir šiandien, kaip jūs manot, nu šiandien 2026 metais, kadangi Europoje vyksta karas. Šiandien, kai mes sakome, kad ta pasaulio tvarka, kurią mes nustatėme prieš 30 viršų metų, jau negalioja, bus tvarka kitokia, tai ir tos Europos vertybės, jos tampa truputį kitokios. Žinot, mes savo darbe žaidžiam tokius, nu žaidžiam, nežaidžiam, vadinamės tokie simulaciniai žaidimai, viską ir mes bandom, reiškia, taip paprognozuoti, reiškia, pavojaus atveju, ką mes esam pasiryžę ginti, ar mes tikrai esam pasiryžę ginti kažkokias tai abstrakčias bendras vertybės, ar tiesiog esam pasiruošę ginti savo šalį. Ir mums tas Palangos pliažas yra žymiai svarbesnis negu kur nors ten, reiškia, Normandijos pliažas ir panašiai. Tai dėl vertybių taip, mes savo kūnų, savo sielą suprantam, ką reiškia būti europiečių, bet žodžiais tą kartais paaiškinam visiškai skirtingai. Tai nereikia labai bijoti, kad vertybės keičiasi. Nebūtinai tai, kas parašoma, yra konstanta. Aš netgi diskusijose sakau, buvo tokie laikai, kai, sakysim, europiečiai mane, kad ginti imperatorių yra pati didžiausia vertybė. Tai buvo 19 amžiuje, 20 amžiuje, kaip tik visi čia pasinešė į respublikas. Buvo, žinot, mes gyvenom Sovietų sąjungoje, kur buvo sukurta tokia teorija, kad yra jau kažkoks tai tarybinis žmogus, kuris čia neturi tautybės, bet kuris turi kažkokius idealus, irgi nepasitvirtino. Buvo tokios teorijos, kad lemia ne tautybė, bet priklausimas ant proletariato klasė ar buržuazijos, tas irgi nepasitvirtino. Tai nieko baisaus, kad jeigu kai kurie dalykai, kurie yra parašyti dideliuose raštuose, praktikoje nepasitvirtina, nu tokie esam žmonės. Ir tada dar kitą klausimą perėsim prie kito klausimo, kokie didžiausi saugumo iššūkiai Europos Sąjungai? Na va, čia klausimas rimtas, kadangi vyksta Europos Sąjungos pašoniai, sakysim, karas, jeigu nekalbėt, kad pati Europos Sąjunga, matot, pagrindinė problema Europos Sąjungoje yra tai, kad Europos Sąjunga buvo sukurta ir funkcionuoja kaip organizacija pritaikyta taikos sąlygomis. Europos Sąjunga kaip ekonominė, politinė integracija, kaip žmonių Europą ir panašiai, čia daug visokių dalykų, jinai buvo kurta tokiam pasauliu, kuris nekariauja, kuris prekiauja, kuris susitarė, kuris rūpinasi žmonėmis ir visą tai, sakyčiau, buvo sukurta teisingai, tik tai vat, pagrindinis dalykas, ką ir noriu pasakyti, Europos Sąjunga nežino ar nemoka formaliai paaiškinti, kas tai yra karai, kas tai yra per dalykas, kažkoks reiškinys. Aš kartais taip metaforiškai sakau, jeigu į tą ES kompiuterį pabandyti įvesti žodį karas, jisai išmeta atsakymą, o kas tas yra. Čia koks biznio planas ar panašiai. Ir tada nieko nuostabaus, kad ES žmonės žmogiškai supranta. Karas yra karas, bet ES kaip struktūra pasimeta. O kas tai yra, žinot, aš studentam ir ne tik studentam kartais pateikiu tokią žiaurią metaforą, kaip ES elgiasi pagal savo taisyklės. Įsivaizduokit, reiškia, yra gatvė, kuria važiuoja mašinos, tokia pakankamai plati gatvė ir jūs kaip žmogus matot, kad kitoj gatvės pusėje yra žudomas žmogus ar vykdomas kažkoks nusikaltimas. Tai labai žmogiška būtų bėgti per gatvę ir tą žmogų kažkaip išgelbėti. Bet ES sako, ne, negalima. Čia šitoj vietoj negalima eiti per gatvę, nes nėra pėsčiųjų perėjos. Jeigu jūs įžengsit į važiuojamąją dalį, mūsų policininkas jūs sustabdys ir nubaus. Policininkas supranta, kad ten kitoj gatvės pusė yra nusikaltimas, bet taisyklė draudžia jums eiti per gatvę šitoj vietoj. Tai aš klausiu, ką daryti. Tai sako, kaip prašykit projektą, suprojektuokit pėsčiųjų perėją, gausit finansavimą, pastatysit čia pėsčiųjų perėją, tada galėsit eiti.
aš sakau, gal per tą laiką tą žmogų jau seniai nužudys, nu gal nužudys, bet bus kitas atvejis, galbūt čia iš tikrųjų ta pėsčiųjų perėja reikalinga, o gal nuspręsim, kad čia vienetinis atvejis nereikalinga. Tai čia skamba žiauriai, bet Europos Sąjunga šiandien susiduria su savo pačios, reiškia, problemomis. Nu, norėdama daryti tai, kas nenumatyta Europos struktūra, karas yra nenumatytas, kare reikia veikti greitai, kare reikia veikti kartais, nu, nesilaikant tų nustatytų taisyklių, bet ES to nemoka ir jūs patys matot, kad labai dažnai ES ten, kur reikia greitų sprendimų, kur reikia padaryti sprendimą čia ir dabar, mes įsijungiam į diskusijas, bandom čia žiūrėti, čia teisiškai galima, negalima, tai Europos Sąjungos didelė problema yra tai, kad Europos Sąjunga yra nepritaikyta tam gyvenimui, koks yra dabar. Europos Sąjunga, aišku, nu, tai yra ne kvailių organizacija, tai yra protingi žmonės, jie stengiasi tą savo struktūrą pakeisti, padaryti iš tikrųjų Europos Sąjungą tinkamą veikti čia ir dabar, bet jūs patys matot, kad tai nėra labai lengva, tik sakant, tai yra labai sunku, nes Europos Sąjunga pati savo kažkada pasakė, kad ir mažų šalių, ir netgi vienetiniai kažkokie interesai yra labai svarbus, mes visi mylim vienas kitą ir geriau nedaryti nieko, negu padaryti ką nors blogai, kaip sakant, gydytojo svarbiausia nepakenk jo. Tai kartais besilaikydami griežtai tų savo taisyklių mes pasimetam. Dabar mes matom, kad mums reikia ginklų trūksta, ginklų gamyba, tai gaminkim ginklus, bet pasirodo, na, ES nėra numačius, kad ginklas yra kažkas tokio išimtino. Tai ginklų gamyba turi vėlgi vykti pagal tuos tokius lietai judančius projektus, turi būti konkurencinga. Nors gyvenime mes žinom, kad turbūt karas nėra konkurencingas ir tie ginklų gamintojai turi veikti konkurenciją su, nu, nepykit, bet bulkučių kepėjais ar kokiu nors kvepalų gamintojais, nes, reiškia, jeigu jie nepateiks konkurencingesnio, konkurenciškesnio projekto, tai niekas neišės. Tai daug yra, čia aš pasakiau vieną iš tokių pavyzdžių, bet daug yra tokių dalykų, kad pati Europos Sąjunga klimpsta savo tose struktūrose, kurios buvo sukurtos ne kad pakenkt, buvo sukurtos, kad viskas būtų gerai, kad žmonės būtų laimingi, bet dabar vat, mes patys kenčiam nuo savo, taip sakyti, gerovės ir daug ką reikia pakeisti. Nu, deja, nėra taip lengva. Jo, tada dar kitas klausimas. Rusijos karas prieš Ukrainą techninis ar civilizacinis? Kodėl Rusija užpuolė Ukrainą? Ar tai Putino noras įsiamžinti, nu, kabutėse, nu, šalia didžiųjų, kabutėse ir nekabutėse užkariautojų, ar kažkokie tai yra racionalesni motyvai, sakykime, pertvarkyti Rusiją į labiau totalitarinę šalį ar kažkas tokio? Tai Suprantat, šiaip tai atsakymas yra labai nesudėtingas. Reiškia, problema yra pačioje Rusijoje. Mes čia kaip užsiimam tokiais strateginiais planavimais. Žinot, strategai mėgsta viską pasakyti labai trumpai ir dažniausiai vienu sakiniu. Tai aš dabar pasakysiu tą sakinį, kuris paaiškina viską. Aš paskui gal paaiškinsiu, kaip jis paaiškina. Tas sakinys skamba taip, kad be Ukrainos Rusija nėra didžioji valstybė. Viskas. Taškas. Be Ukrainos Rusija nėra didžioji valstybė. Rusijos istorija yra tokia, jūs turbūt žinot, kad ta Rusija atsirado iš Maskvos kunigaikštystės, jinai dėl ten įvairių priežasčių plėtėsi, kartais sėkmingai, kartais ne. Iki 18 amžiaus tai buvo Maskvos kunigaikštystė ir jinai buvo problema Lietuvai, bet gal kitom šalim didelė problema nebuvo. Ir štai caras Petras, kaip sako, pabandė ten kalt langą į Europą, nežinau, kodėl ne langą, bet ne duris, tu turbūt, gal pro langą lengviau lipti, nežinau. Bet reiškia, pakeliui į Europą Rusija nugalėjo tik dvi šalis, pradžioje Švediją, paskui Lietuvą, priėjo iki Baltijos jūros. Bet po antro pasaulinio karo rezultate Rusija paėjo į vakarus tiek, kad prieš 40 metų rusų tankai stovėjo Vokietijoje ir dabar, reiškia, po Sovietų sąjungos subirėjimo, po šaltojo karo, Rusija praktiškai buvo labai greit nustumta atgal
iki dabartinės sienos, jeigu jūs pasižiūrėtumėte į žemėlapį ir paguglintumėt, kaip atrodė Maskvos kunigaikštystės sienos, sakysim, 18 amžiaus pradžioje, tai Rusija faktiškai su Rusijos vakarinė siena šiandien yra 18 amžiaus pradžios siena. Tai įsivaizduojat, kokią reiškia, jeigu Rusas turi imperinį mąstymą, kokia jam yra geopolitinė trauma. Jeigu jūs įsivaizduojat, kad Lietuva staiga, reiškia, netenka Žemaitijos ir kažkur siena ties Šiauliais atsiduria, nu tai irgi mums matyt skaudėtų. Tai tas labai skauda, reiškia, ir Rusija, aš čia neatsitiktinai paminėjau, buvo toks žymus mūsų kartą tikrai žino politologas Zbignevas Bžežinskis, kuris sakė, kad, na, de facto geografiškai Rusija grįžta į Maskvos kunigaikštystės stadiją. Tai Maskvos kunigaikštystė didžioji valstybė nebuvo. Dabar Rusijai yra labai tokia aiškus pasirinkimas. Tai jeigu jinai nori likti vidutinio dydžio valstybė ir gyventi ilgai ir laimingai kaip vidutinė valstybė, tai tegu gali gyventi. Bet jeigu Rusijos sąmonė yra noras būti didžiaja valstybė, tai vat be Ukrainos jinai didžiaja valstybė nebus. Ir kol to gabalo jinai nepasiima, jinai yra Maskvos kunigaikštystė geografiškai. Tai va, tai čia visa problema ir yra. Kai aš pakartosiu tą sakinį, be Ukrainos Rusija nėra didžioji valstybė. Ir kol Ukraina bus ne Rusija, Rusija bus tik tai vidutinio dydžio valstybė. Ir vat šitoj vietoj, vat, dėl to ir karas vyksta. Aš galiu paminėti kai kurios istorikus, kurie sako, žiūrėkit, istorija buvo Oršos mūšis, lietuviai prisimena, buvo Poltavos mūšis, buvo viskas buvo, kaip sako, toj pačioj vietoj dėl to paties. Reiškia, vat, tai, kad buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lietuvos Lenkijos valstybė, tai yra ta problema. Reiškia, kol mes, ta siena vakarinė Rusija, tai yra rytinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės siena, tai vat kol šitos valstybės buvo stiprios, Rusija buvo tik Maskvos kunigaikštystė. Tai dabar iš tikrųjų karas vyksta dėl šito geopolitinio klausimo. Jeigu Rusija pralaimi, tai mes, galima sakyti, de facto atstatom situaciją, kokia buvo 18 amžiaus pradžioje. Tai yra Rusija gražinami į tą stadiją, ko, tiesą sakant, mes visi ir linkime. Jeigu Rusija laimi Ukrainą, mes sugrįžtame į tokį 18 amžiaus pabaigą, kada mes esam silpni ir galbūt ir sekantis žingsnis būtume jau mes ir Lenkija ir panašiai. Tai va, tai dėl šito viskas ir vyksta. Bet kodėl tas Rusijai klausimas, būti didžiąją valstybę toks skausmingas? Aš atsimenu per paskaitas istorijos, profesorius Janauskas, jisai sakė, kad daugelis šalių yra turėję savo didžiasias valstybės. Lietuvoje turbūt nei vienas žmogus, gal kažkas ir svajoja, bet vargu. Nes sugrąžinti žemės prie Juodosios jūros, Jungtinė karalystė atsisakė savo kolonijinės imperijos, Prancūzija skausmingiau atsisakė savo kolonijinės imperijos po Alžyro karų, bet čia dėl to, kad taip neseniai, ar čia tiesiog kažkokia specifika mąstymo? Čia yra rimtas klausimas. Beje, aš pasakysiu, kai manęs klausia, ar aš esu Lietuvos patriotas, sakau taip. Ir jeigu mes klausia, kokios Lietuvos, tai aš esu labai patriotas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Tai man atrodo, kad ko Lietuva buvo didžioji kunigaikštystė, čia Europoje buvo žymiai saugiau negu šiuo metu. Tai čia, jeigu jūs norite rasti žmonių, kurie myli Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, tai pažiūrėkite, mane iš tikrųjų rasit. Dabar, kodėl Rusijai tai yra skausminga? Čia vėlgi istorijos ir politinės psichologijos, problema. Tai politiniai psichologai visaip įvairiai tautos žiūri į savo praeitį. Pavyzdžiui, jūs tikrai daug žinot apie Balkanų reikalus, kodėl ten serbai, kroatai, reiškia, musulmonai Bosnijoje kariauja vieni su kitais, ir kai pradedi klausti, ko jūs kariauja, tai atsakymas būna, o štai, kad Romos imperija buvo čia padalinta į vakarų ir rytų, kiti sako, štai, kad čia buvo osmanai, štai, kad čia buvo tas, tai sakyti, bet tai buvo seniai, kodėl jūs kariauja šiandien, bet tos istorijos atsisakyti kaip ir negali. Aš tai dažnai sakau, kai mes klausia, kodėl, kas Ukraina yra Rusijai, tai čia pasakysiu vėlgi savo metaforą. Tai
Rusams Ukraina tai yra panašiai kaip lietuviam Žemaitija. Aš nežinau, ar jūs žemaitis, gal ne, aš tai aukštaitis, tai Ne, 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 žinai, aš mums irgi atrodo taip sakyčiau. žemaičiai yra labai šaunus, jie ten kalba kažkokią truputį kitą kalbą, jie ten turi savo ten kažkokius tai maisto patiekalus, savo šokius, savo viską ir tegu savo turi, tas labai viskas yra smagu, tegu žemaičiai būna žemaičiai. Jeigu žemaitis ima sakyti, kad plungė ne Lietuva ar telšiai ne Lietuva, tai jau man tada užverda kraujas ir sakau, kad taip negali būti. Tai įsivaizduokit, rusui tai maždaug reiškia, kad Ukraina jo ten gali jie ten vaikščioti plačiom kelniam ir ką nors ten kalbėti tavo kalbą, bet jeigu jau Ukraina nenori būti Rusija, tai jau Rusija yra blogai. Tai tokia yra, kaip sakyti, psichika, taip yra išauklėtas tas rusų mentalitetas, kad čia yra Rusija. Truputį kitokia, bet čia yra Rusija. Dabar čia istorikai, nu, aš čia ne, negaliu sakyti, kas yra teisūs, neteisūs, bet jeigu jūs čia istorijos ten tuos specialistus paskaitytumėt, paklausytumėt, ten yra visokių aiškinimų, kad Kijevo Rusia tai buvo iš tikrųjų Ukraina, Rusija tai buvo Maskva, Maskolija, kad čia Maskolija buvo mongolų įkurta, kad čia visko, nu, jo, čia mes galim labai ilgai šnekėti, vieni cituoja vienus istorikus, kiti cituoja kitus. Yra tokių visai linksmų paaiškinimų, kad kažkada rusai norėjo į Europą į tai sostinę perkelė į Sankt Peterburgą, kur buvo, reiškia, Suomių žemė. Dabar, jeigu jie nori su kiniečiai draugauti, jeigu kelia sostinę į Vladivostoką, į kiniečių žemės, ir ten laimingi būna, reiškia, dėl tos pačios Rusijos prigimties yra daug labai visokių istorinių mąstymų. Čia galima ilgai aiškintis, reiškia, ar ta Rusija yra Europos valstybė, ar ne visai Europos valstybė, ir patys rusai, kaip žinot, yra įvairios. Aš net kaip dar kažkada, reiškia, paskaitą skaitydavau, kai manęs klausdavo, kokie tai yra 4 tokie Rusijos konceptai. Reiškia, vienas, kad jinai yra Europos valstybė, kitas, kad jinai yra Euroazijinė imperija arba tokia Sovietų sąjunga, reiškia, grėsminga, ar tiesiog Maskvos kunigaikštystė. Tai čia įvairūs, sakau, autoriai jums skirtingai išaiškins tą Rusijos prigimtį, bet iš tikrųjų klausimas yra toks. Ir mes, europiečiai, čia labai dažnai bandom tiems rusams išaiškinti, kad gyvenimas tokioj nesėkmingoj dideliai valstybei yra problema. Aš čia gal pacituosiu, pacituosiu tokį, man labai patiko, toks buvo lenkų rašytojas ir keliautojas Ričardas Kapuščinskis, kuris aprašo savo kelionę traukiniu, žinot, tokiu kaip Sovietų sąjungos, sakė, ilgiausiu maršrutu Maskva Vladivostokas. Sako, aš važiuoju tuo traukiniu, žiūriu pro langą, ten peizažas, krūmai, laukai, žmonių beveik nematyti. Po valandos pasižiūriu pro langą, krūmai, laukai, žmonių beveik nematyti, einu pavakarieniauti ten į restoraną, grįžtu, pasižiūriu pro langą, krūmai, laukai. Tad tas pats peizažas, lygiai tas pats. Iš ryto atsikeliu, o kelionė trunka beveik 10 dienų, pasižiūriu pro langą, lygiai tas pats peizažas, krūmai, laukai, žmonių beveik nematyti, o traukinys važiuoja visą laiką. Reiškia, sako, ta Rusija yra tokia didelė, žmonių yra, bet žmonės beveik negyvena, jie gyvena tik kai kurios vietose. Jis sako, ta Rusija yra jau, kaip jis sakė, 200 metų, kaip Rusija žino, kad jinai yra pati turtingiausia pasaulio šalis visais resursais, bet Rusijos žmogus kaip biednas, tai biednas. Reiškia, ta Rusija yra toks milžinas, kuris turi, sakysim, išskėtęs rankas ir susigrobęs daug visokių resursų, bet negali nieko pradėti daryti, nes rankos užimtos tiesiog laikymu. Rankos užimtos tam, kad išlaikyti tą imperiją, kad išlaikyti viską, o kad ką nors pradėti reikia kažką tai prarasti. Tai jisai sako, Rusija būtų žymiai protingesnė, jeigu turėtų mažiau tuščio ploto, o daugiau protingų, dirbančių kažką žmonių, ir tada būtų kitaip. Bet Rusija yra pripratus, žinot, aš pasakysiu kitą dar tokį savo pastebėjimą. Čia maždaug prieš 20 metų, kol dar mūsų santykiai buvo netokie blogi, aš buvau pakviestas į vieną Rusijos miestą seną,
Novgorodą, nu, gal kas sakytų skandinavišką, bet vis tiek rusišką. Tai reiškia Novgorodą ir ten buvo mokslinė konferencija, po to buvo tokia kultūrinė programa ir mus ten vežiojo po Kremlių, ten parodė senas ten cerkvės, viską, ir ta jau ekskursijų vadovė taip labai gražiai aiškino, kad žiūrėkit, jau beveik čia prieš 800 metų, beveik čia rusai prekiavo su vakarais ir viskas buvo labai šaunu. Tai dabar prekiavo, gerai, tai dabar sakau, o tai ką jie prekiavo? Nu, tai jie parduodavo medį, parduodavo vašką, parduodavo degutą, parduodavo žvėrių kailius, o ką pirkdavo? Pirkdavo metalo gaminius, įrenginius, tai reiškia viską. Tai pagalvoju, nu, žiūrėkit, beveik 1000 metų niekas nesikeičia, reiškia šita civilizacija yra kas, jinai parduoda tai, ką pasivogė iš gamtos, o perka high-techą. Nu taip, reiškia, visais laikais. Niekad nebuvo atvirkščiai, kad Rusija parduoda technologijas, o perka žvėrių kailius. Nu, tai sunku patikėti, kad greit kažką tai mes galim pakeisti. Aišku, mes galim svajoti, kad ta šalis čia kaip Vokietija kokia po antro karo sumažės ir čia pataps labai rinkos ekonomika, bet greičiausiai netaps, nes nu, prigimtyje yra kažkas tokio, kad reikia kažko turėti labai daug. Aš esu, žinot, per savo beveik 70 metų aš gyvenau ir Sovietų Sąjungos, vos ne pusę gyvenimo savo, tai su tais rusais teko bendrauti ir jie kartais atvažiavę į Lietuvą, nu jie jaučia kitaip, kad Lietuva kaip nedidelė šalis, kur ir kavinukės yra mažos ir plotai maži ir atstumai nedideli, žmonės yra laimingesni. Rusijoje kavinės yra kaip salės. Suprantat, nu, atstumai tarp miestų, ten yra kitaip. Jie sako, jūs esat laimingesni, nes jūs turit kažkokią tai kompaktišką bendruomenę. Mes Rusijoje mūsų daug, mes čia visokie, vieni ten totoriai, kiti baškyrai, kiti ten vėl kažkokie, kiti čia didžiai rusai, maža rusai ir mes tiesiog, na, tas mūsų identitetas yra toks kažkoks tai sunkiai nusakomas ir jis daugiau yra galbūt netgi geografinis, o ne dvasinis. Ir va tas, ar Rusija yra geografija, Rusija yra dvasia, Rusija yra tauta, vėlgi čia skirtingi autoriai labai skirtingai jums aiškins. Tai yra vienu sakiniu sakant, mes neturim šiandien rakto, kaip tuos Rusijos žmonės pataisyti, bet mes bandom jiem paaiškinti, kad mažesnė Rusija arba ten kelios atskiros valstybės būtų žymiai sukurtų laimingesnius žmonės, negu yra dabar. Aš netgi pasakysiu, gal kai kas labai supyksit, reiškia tokia šventvagiška mintį, bet mano pokalbiuose, gausiuose pokalbiuose su visais rusų politikais ir panašiai, aš reiškia užduodu klausimą tokį, tai o kada istorijoje buvo rusas laimingas ir kurioje vietoje tas rusas buvo laimingas? Tai po ten kai kurių pamastymų išvada yra tokia, laimingiausi rusai buvo tie, kurie gyveno Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Niekas jų neskriaudė, niekas jų neatakavo, niekas jų nežudė ir jie nieko nežudė ir niekam nebuvo skolingi ir panašiai. Tai irgi yra tam tikras pastebėjimas. Jo, iš tikrųjų, esu atsimenu skaitęs Kolio mintį, kad dabar pamiršau, Kurskis ar koks tai buvo Ivano Rūsčiojo didikas, kuris pabėgo iš Maskvos ir tiesiog rašė laiškus Ivanui Rūsčiajam, kad jisai pabėgo dėl laisvės, ten Lietuvos, Lenkijos, Lietuvos karalystės žmonės laisvi, kažką tokio jisai rašė. Tai, kol jis kažkaip buvo rašęs straipsnį, kad reiktų labiau ten šviesti žmonės, ypač tuose rusakalbėse mokyklose. Ir dabar toks labai elementarus klausimas, o kodėl reikia remti Ukrainą, nes, užduodu, nes yra dar žmonių, pasaulyje, ypač Amerikoje, tai kuriems dar atrodo, kad tiesiog nesikišti, tiesiog, ypač Lietuvoje yra tarp kai kurių toks mąstymas, kad mes maži, tai niekur nesikiškim, vis tiek mes nieko negalim pakeisti ir tiesiog tegu jie ten aiškinasi. Žinot, tai čia yra du skirtingi klausimai. Reiškia, dėl to, ar reikia kištis, ar nesikišti. Žinot, aš savo gyvenime kažkada turėjau progą savo kaime ant aukšto rasti, žinot,
spaudos žurnalų, laikraščių, kurie buvo 39, 40 metų, 38 dar. Tai mane tiesiog, nu kaip sakyti, nemaloniai stebino tai, kad, sakysim, kokia buvo Lietuvos politika tais laikais, 38 metais, kada čia iškilo Čekoslovakijos klausimas, kada čia prasidėjo Klaipėdos klausimas, tai didieji Lietuvos politikai sakė, tik mes nesikiškim. Italai Etiopiją šturmuoja, čia ne mūsų reikalas, tegu savo daro. Mes mažiukai Čekoslovakija, reiškia, dalinama, oi, kad tik mūsų neliestų, mes nesikiškim, reiškia, Čekoslovakija prašo paramos tautų lygoj, Lietuva nenori balsuoti, ne, mes mažiukai, kodėl čia dabar mūsų prašot. Sovietų sąjunga užpuola Suomiją, manot, kad Lietuva čia gina Suomiją, ne, Lietuva ir Estija beje, irgi mes neutralūs, mes nieko. Tai kai mūsų užpuolė, tai žinokit, irgi niekas mūsų negynė, o tai ką, nu, tai jeigu jūs nesikišat niekur, tai jums matyti nerūpi. Tai tas, supranta, tas nesikištis, tai galbūt skamba gražiai, bet jis yra paremtas tokia maždaug nuomonė, kad jeigu chuliganai mušasi, tai mes nesikiškim, mūsų tada nelies, bet vienas istorikas Lietuvos, aš nežinau, ar tai yra grina tiesa, tai aš pavardės nesakysiu viską, nes, nu, gal, bet jis man sakė, kad, sako, pažiūrėk, Egidijau, 40 metais, kai vyko tas vyriausybės posėdis naktinis, ar priešintis Sovietų sąjungoje ar ne. Tai sako, tie, kurie sakė, kad reikia priešintis, paskui vėliau kažkaip išsilakstė ir kaip ir liko gyvi. Tie, kurie sakė nesipriešinti, juos vėliau sovietai iššaudė labai lengvai. Tai tam tikras įspėjimas čia yra dėl to nesikišimo. Kaip sako, ne mūsų reikalas, tai iš tikrųjų reikalas mūsų. Ir dabar, kaip žmonės sako, ten Iranas yra ne mūsų reikalas. Nu, kaip benzino reikia užsipildyti, supranti, kad mūsų reikalas. Tai viskas yra mūsų reikalas. Ir saugumas yra iš tikrųjų nedaloma. Mes taip kažkada sakėm, kad nedaloma, dabar sakom, kad daloma, čia mūsų karas, ne mūsų karas. Tai tas nesikišimas yra labai pavojingas, nes tokių neutralų nemyli visi. Tie, kurie laimi, jos laiko bailiais, tie, kurie pralaimi, jos laiko išdavikais. Tai jeigu nenorit kištis, tai jūsų, reiškia, likimas bus arba būsit išdavikai, arba būsit bailiai, viena ir kita nėra labai simpatiška. Dėl meilės Rusijai, dėl tos meilės Rusijai, ten, žinot, man irgi teko tokių daug turėti asmeninių patirčių. Meilė Rusijai yra nevienoda. Vieni, reiškia, žmonės ir man teko matyti ir labai aukšto rango ir vyriausybių vadovų, sakysim, vakaruose, kurie, na, Rusija mato kaip tam tikrą perspektyvą. Čia Rusija yra resursai, Rusija yra žaliavas, Rusijai galima daug nuveikti, Rusija yra daug, kad nepadaryta. Nu, va, duokit mums tik tai laisvas rankas, mes nueisim į Rusiją, mes ten iškasim, išsiurbsim viską, kur rusai patys nesugeba, viskas ten yra labai faina, mes galim rusų nemylėti, bet rusų galim nemylėti, bet Rusiją mes mylim, nes ten yra galimybės verslui, gerovė ir taip toliau. Mes ten sukursim tiem rusam irgi vargšam, ten nutiesim kelius, plentus, kurie neturi, ten pastatysim tualetus ar ten kažką. Tai tokios meilės Rusijai yra visada, verslo pasaulyje taip yra. Na, yra ir tokia mitinė Rusija, yra, jūs turbūt žinote, ten legendos ten apie kokį ten Dostojevskį, Čaikovskį, kad čia visi rusai yra tokie dvasingi ir čia labai, ypač kai tas dvasingas pasaulis yra neatrastas, mes ten kokie prancūzai, vokiečiai, mes savo dvasias jau seniai žinoma, va ta rusiška dvasia, ten įskaitant Rasputiną, kokį ten yra labai viskas įdomu ir matyt šitie rusai yra labai tokie kažkokie tai įdomus, ten dainuoja kažkokias keistas dainas ir jų ten šokiai keisti ir už tai labai įdomu. Nedaug kas pasitikė Rusiją kaip demokratiją, kaip kažkokia tai, žinot, aš daug metų praleidau, jau sakiau, Europos taryboje. Ten buvo Rusija, dabar jinai yra išmesta iš Europos tarybos, ten buvo Rusija ir, žinai, Rusija buvo problema. Tai jinai Gruziją okupuoja, tai jinai ten
Čečėnijoje kažką daro, tai jinai ten persekioja žurnalistus ir panašiai. Ir aš esu viešai plenariniam posėdį klausęs ir prašęs, klausykit, mėly rusai, ar jūs negalit vieną kartą gyvenime atvažiuoti į Strasbūrą su kažkuo tai gražiu, su sprendimu. Amžinai atvažiuojat su problemomis ir aiškinat mums, kad mes neturėtume, reiškia, trukdyti Rusijai spręsti savų problemų. Jūs atvažiuojat, mus gazdinat, jūs norit, kad mes jūsų bijotume, jūs norit, kad mes jūs gerbtume už tai, kad jūs esat didžiausi, o kodėl jūs nepabandot vieną kartą atvažiuoti tokie, kuriuos būtų galima įsimylėti, kurie nebūtų pikti, kurie nebūtų grėsmingi, kurie tiesiog būtų simpatiški, gražūs, faini. Kodėl mums nesunku, kodėl Europoje nesunku mylėti lietuvius, nesunku mylėti ten kokius, reiškia, švedus, nesunku mylėti austrus ar šveicarus, savo rusus mylėti yra sunku ir jūs patys rusai norit, kad jūsų bijotų, norit, kad jūs žiūrėtų kaip į kažkokią tai amžiną problemą. Kodėl nenorit būti mylimi? Tai vat, nenori. Jie tiesiog kartais manau, kad baimė kažkokia, jūs geriau mūsų bijokit. Jūs mūsų bijokit ir, žinot, šiandien yra kokia rusų propaganda. Mes jums parodysim, kokie mes esam žiaurūs, kokie esam stiprus, kokie esam baisus ir todėl mes esam reikšmingi. Aš sakau, o jūs pabandykit būti tokie, kurie būtumėt mylimi. Oi, ne, politikai meilės nėra. Nu, gal nėra, bet lietuvius myli ir mums yra gerai. Ir kitas susijęs klausimas, ar Europos šalis pakankamai remia Ukrainą. Man kartais tokia mintis kyla pusiau, tokia, na, jeigu ateities ten archeologai ten tyrinės skaitmeninę ten tą erdvę 22 metų, tai ir matys, kad Europa daugiau pirko ten tų resursų, naftos, dujų iš Rusijos, negu skyrė pinigų 22 metais, na, Ukrainai, tai, va, kieno pusė jiems atrodys, kad buvo Europos šalis. Na, matau, čia ne taip viskas lengva ir viskas paprasta. Tai aišku, kad Rusijos pusėje Europo nebuvo, bet aš jau minėjau, kad yra daug dalykų, yra tokia baimė, kad mes be Rusijos kažkaip neišgyvensim. Yra, suprantat, mes Rusijos kaip ir nemylim, bet mes galvojam, kad vis tiek su ta Rusija kažkaip reikia. Žinot, čia vėlgi aš priminsiu tą patį Zbignevą Bžežinskį. Iš čia, būdamas Lietuvoje prieš daug metų, 98 metais buvo seniai, bet teko su juo taip artimiau bendrauti ir mes taip kalbėjom gal truputį neformaliai. Tai jis pasakė tokį dalyką. Vat sako, jeigu mes paprašytume žmonių pasaulyje įsivaizduoti pasaulį be Lietuvos. Tai labai lengva, Išnyktų iš žemėlapio Lietuva, ar žinot, 8 milijardai su viršum žmonių pasaulyje gyvena, gal turbūt 7,5 milijardo net nesužinotų, kad tokia Lietuva išnyko. Ja? Gyventų ir toliau nieko neatsitiktų. Jeigu, sako, išnyktų Lenkija, galbūt biški būtų skaudžiau, bet irgi, nebuvo tos Lenkijos ir pasaulis nepražuvo, nieko čia. Kai sako, aš prašau, o įsivaizduokim, kad pasaulyje nėra Rusijos, tai visi staiga sutrinka, kaip čia dabar. Kaip čia dabar gali būti? Kaip čia gali būti? Įsivaizduot pasaulį, kad toks didelis plėmas žemėlapį ir staiga, reiškia, išnyksta. Kažkaip tai ne. Taip Bžežinskis savo knygose, jisai yra rašęs, sako, tai prieš kokį dar 120 metų, jeigu kas būtų pasakęs, kad Europoje nebus Austrijos, Vengrijos, sakytų, kad tai yra psichinė liga, kaip gali nebūti tokios valstybės, kuri, reiškia, lemia Europos gyvenimą. Tai dabar sako, kol mums trūksta fantazijos, o mums tos fantazijos mums trūksta fantazijos įsivaizduoti pasaulį be Rusijos. Tai kol tos fantazijos trūksta, mes tos Rusijos, kad ir nemylim, bet mes su jas skaitomės. Mes sakom, čia yra resursai, čia yra, gal ten yra koksai Gorbačiovas čia išlis vieną dieną, gal ten yra koksai Čaikovskis, Dostojevskis, va taip myli. Tai mums tos fantazijos tinka. Tai aš gal pasakysiu irgi tokią truputį gal žiaurę
frazę, ją pasakė toks yra britų istorikas Timothy Garton-Ashas. Timothy Garton-Ashas daug rašo apie Europos reikalus visokius, tai jisai taip yra vieną kartą pasakė, sako, nu, kaip mes įsivaizduojam, reiškia, pasaulį. Jisai sakė, mano karta, tai yra to Ašo karta, ėjo į mokyklą kažkur 70-metį, 6-7-metį, biškai 8, reiškia 1-9, ten kokie 65 metai, įsivaizduokit. Tai sako, ką mokykloje, Britų mokykloje, ką mokykloje mokinukai žinojo apie Sovietų sąjungą. Sako, mes matėm kažkokius tokius keistus plakatus, kurie vadinasi tarybinių tautų draugystė. Sako, aš pats, kai būdamas mokinukas, žiūriu ir, reiškia, aš matau, kad ta Sovietų sąjunga tai yra Rusija, vidury stovi Rusas kažkoks, reiškia, su šlipsu ir kostiumu, o aplink stovi kažkokiu tai 14-15, reiškia, kažkokiu žmogystų, apsirengusiu XIX amžiaus rūbais kažkodėl tai, reiškia. Ir ten parašyta, ten estai, lietuviai, uzbekai, kazachai, tai reiškia, nu, tai aš tai sako istorikas, bet ne istorikas. Įsivaizduoju, kad reiškia, tai vaikas taip ir galvoja, kad Sovietų sąjunga gyvena Rusija ir gyvena kažkokios tai laukinės, reiškia, tautos, kurios dar neišėjo iš XIX amžiaus. Ten visokie estai, lietuviai, uzbekai, tadžikai. Tai, kitaip sakant, į mus, bet į mus lietuvius buvo žiūrima kaip kažkokia tokia tauta. Dabar, kai sako, dabar šiandien mes žinom, kad tie lietuviai ir estai visai nelaukiniai, tai yra atsakingos bendruomenės, atsakingos tautos, kurios kuria savo valstybės ir jie yra visai netgi labai, labai europietiški ir labai kultūringi žmonės, bet, sako, šiandien, va 2026 metais, kai mes sakom, kad Rusijoje yra totoriai, udmurtai, buriatai, baškyrai, tai sako, nu, netgi tokiam lietuviam ir estam, tai atrodo gentys. Nu, jūs pasakykit, mėly lietuviai, ar jūs tikrai manot nuoširdžiai, kad buriatai ar baškyrai gali sukurti savo nepriklausomą valstybę? Nu, kažkaip atrodo, va taip, tai sako, kol taip atrodo, tai yra mūsų stereotipas, reiškia, mes manom, kad tie baškyrai tai visą laiką bus, reiškia, rusai ir ta Rusija bus visą laiką. Tai kol mums trūksta fantazijos įsivaizduoti pasaulį kitaip, negu matom žemėlapyje šiandien, tai mes netgi ir nemylėdami kažko, mes, nu, susidurėm kaip su realybė, nu, suprantat, ir šiandien aš jau dabar pasakysiu iš savo dabartinio darbo sferos, mums reikia rašyti naują Europos saugumo architektūrą. Kai pasiūlai tą architektūrą kurti be Rusijos, tai sako, nu, Egidijau, būk realistas, nu, kaip galima kurti ateitį be Rusijos. Nu, kažkada mums lygiai tą patį sakė, aš atsimenu, jūs čia minėjot, kad buvau ministro patarėjas, buvo, reiškia, prieš 30 su viršų metų mes su Algirdu Saudargu, tuometiniu ministru, daug važinėjom po Europą ir mes girdėjom iš europinių lyderių, kad taip, jūs lietuviai esat šaunuoliai, labai čia mėly, kad jūs čia kovojat už laisvę, bet mes investuojam į demokratinę Sovietų sąjungą, nes mes neįsivaizduojam pasaulio be Sovietų sąjungos. Geriau investuokim į Mikhailą Gorbačiovą ir į demokratiją negu į nepriklausomą Lietuvos valstybę. Mes šitą girdėjom, kaip sakyti, nu, mėgsta atvirų tekstų, nežinau, toks yra kvailas pasakymas atvirų tekstų, bet buvo sakyta, kad investuoti reikia į didelės valstybės demokratiją, nekurti mažas valstybės. Tai dabar mes lygiai taip pat, mes kažkaip netikim iš tikrųjų, kad gali tos Rusijos nebūti. Kai pradėsim tikėti, tai bus kitaip. Nu, Ukraina įrodo, kad Rusija savo valios taip jau lengvai vykdyti negali. Kai aš apie tą Ukrainos karą sakau, kad karas de facto pasibaigė trečią dieną, antrą dienos vakare, kai Zelenskis pasakė, kad jis iš Kijevo nesitrauks. Nes šiaip jau daugelis Europos lyderių buvo sutikę su tuo, kad tegu Zelenskis bėga kur nors į Ameriką ir čia viskas jau aišku. Ir kai pasakė, kad niekas neaišku ir mes nesitrauksim, tai aš supratau, kad lengvos pergalės nebus ir Ukraina bus. Reiškia, o kol Ukraina bus, be Ukrainos Rusija nebus didžioji valstybė. Tai kas vyksta dabar yra, kaip sakau, kraujo liejimas dėl geografijos, bet karas iš esmės yra pasibaigęs, kad Rusija tikrai nebus didžioji valstybė. Ir tai yra turbūt gerai. Dabar norėtųsi, kad to kraujo būtų mažiau.
Ir tada kitas klausimas, ar įmanoma kompromisinė taika su Putino Rusija, ar tai tiesiog karas iki galutinės pergalės. Na, tiesiog aš teiraujuosi, nes esu klausęs įvairių nuomonių, vieni sako, nu, vat, duokite, kaip sakoma, lietuvių kalboje durniui kelią, kažkokį Putinui gabaliuką žemės, kad jisai galėtų parodyti, kad vat laimėjo savo Z patriotams. Na ir kiti sako, kad jokių būdų negalima, nes tiesiog tai bus placdarmas naujam polimui. Ir kitas klausimas susijęs, na, ką reiškia kompromisinė taika, nes jeigu bus taika tarp Rusijos ir Ukrainos, sakykim, kad ir laikina, tai kur garantija, kad Putinas netidarys naujo fronto kur nors ties Mhm. Suvalkais ar Visagino, ar ten ties Ryga. Nu tai jūs iškart uždavėt du klausimus, bet į abu klausimus atsakymas yra tas pats, kad šiandien niekas labai nėra apibrėžęs, ką reiškia galutinė pergalė, tokia sąvoka, ir ką reiškia kompromisinė taika. Tai čia aš nesu istorikas, bet aš daugiau esu karo teoretikas. Tai galutinė pergalė nebūtinai yra kai kas, daug žmonių įsivaizduoja, kad galutinė pergalė yra tokia pergalė, kuo pasibaigė antrasis pasaulinis, jo. Kad čia sąjungininkai užėmė Vokietiją, ją padalino, tai buvo galutinė pergalė. Tai rusų propaganda irgi mums sako, negi jūs įsivaizduojat, kad Ukraina gali čia užimti Maskvą, čia nueiti iki Sibiro ir čia padalinti Rusiją. Tai čia yra toks Rusijos naratyvas, kad Rusija yra nenugalima, nes jūs fiziškai to nepadarysit. Bet karo teoretikai sako, galutinė pergalė yra nebūtinai tokia. Antras pasaulinis karas yra tik tai vienetinis atvejis, o ne taisyklė. Pirmas pasaulinis karas pasibaigė visiškai neužimant sostinių. Taip? Daug karų pasibaigė tam tikrais pasidalinimais, susitarimų. Ten, sakysim, dabar apie Krymą kalba, Krymo karas buvo, jis pasibaigė tuo, kad Rusijai buvo ten uždrausta laivyną turėti, panašiai viską. Tai tokių, tarp galutinės pergalės ir kompromiso nėra aiškios ribos. Tai karas gali baigtis visaip. Mūsų čia žmonės, kai kurie sakė, sako, Suomijos variantas. Taip buvo, reiškia, Sovietų Sąjungos Suomijos karas. Formaliai Sovietų Sąjunga laimėjo, taip jinai Kareliją okupavo, bet Suomija išliko ir šiandien Suomija yra pranašesnė daug ko. Reiškia, Suomija sako, kad mes laimėjom todėl, kad mes nepralaimėjom. Taip? Tai jeigu šiandien karas geografiškai baigėsi taip, kaip yra dabar fronto linija, taip, tai turbūt morali ir fizinė pergalė yra ukrainiečių pusė, nes iš Ukraina, kaip sakyti, atlaikė savo valstybę ir Rusija be Ukrainos yra Rusija atsikandusi kažkokį, tai reiškia, kaip grobuonis tokį gabaliuką. Tai ar tai yra kompromisas blogas, ar tai yra kompromisas geras, ar galutinė pergalė. Aišku, galutinė pergalė būtų tokia, kad, reiškia, Rusija būtų priversta turbūt išeiti iš Ukrainos ir atstatyti tas sienas, kurias pripažįsta vis dar veikianti jungtinių tautų organizacija, tai yra 91 metų sienos. Jo? Tokios sienos yra pripažįstamos pasaulyje. Reiškia, ir Krymas, ir Ukrainos, ir Donbasas. Tai būtų kaip ir pergalė, bet irgi būtų toks kompromisas, bet kad gal ta Rusija liktų ir nenubausta už nusikaltimus. Čia vėlgi, žinot, karas pasibaigė ne tik tai su šaudimų pasibaigimu. Jūs turbūt žinote, Klausevicas sakė, kad yra karo dvi pabaigos. Vienas, kada baigėsi šaudimas, o kitas, kada įvyksta taika, susitaikymas tarp kariaujančių šalių. Tai čia tas kompromisas yra labai sudėtingas. O kur karo nusikaltimai, kur reparacijos, kur visokie kitokie dalykai, daug čia yra dalykų. Ir jeigu šiandien tas karas sustoja, ta vadinama aktyvi karo fazė, tai jau yra didelė pergalė Ukrainos ir mes paskui žiūrim, o kas tos Rusijos laukia, kaip mes žiūrėsim į Rusiją. Aš tikrai nemanau, kad jeigu karo aktyvi fazė baigėsi šiandien, kad staiga visi pamils Rusijas, panaikins sankcijas ir čia kai bus kaip niekur nieko. Tai taip nebus. Vis tiek, reiškia, tas Rusijos neigiamas faktorius, ką jinai yra padarė, liks ir mes turim ir kitokių dalykų. Žinot, diktatūros yra stiprios tam tikrą prasme, kol jos yra stiprios.
bet kai diktatorius pasitraukia ar miršta, ar ką, atsiranda labai didelių problemų. Ir čia gal ne tik tai dėl Rusijos, aš jums labai patarčiau pareflektuoti, pasvarstyti. Dabar pasaulį valdo, kai čia kaip sako, autoritarai, bet tie visi autoritarai yra nebe jauni žmonės. Ir per artimiausią dešimtmetį gali jų ir nebūti. Tai daug kas pasaulyje gali pasikeisti vien dėl to, kad asmenybės pasikeičia. Tai aš sakyčiau, kad šiuo metu situacija yra Ukrainai palanki ta prasme, kad e, karo pabaiga va dabar ir tokiam stoviai, koks yra dabar, tai reikštų Ukrainos laimėjimą. Dabar ar šalis čia pakankamai remia, aišku, kad remia nepakankamai, nes remia minimaliai. Mes visi, suprantat, nenorim mokėti didesnės kainos negu ta, kurią mums atrodo, kad gali mus išgelbėti. Tai dabar šiandien turbūt visi pasakytų, kad jeigu mes būtume pakankamai rėmę Ukrainą prieš 4 metus, tai būtų geriau, bet tuo metu mums atrodė va taip. Ir šiandien mums atrodo, kai kas kaip gal po pusės metų matysim, kad vėlgi kažko tai nedadarėm, o nedadarom daug ir čia, bet vėlgi reiškia, ukrainiečiai patys susikūrė šiandien tokią karo pramonę, tokią gamybą, kad jie tampa vis labiau nepriklausomi nuo čia šitų rėmėjų. Ir tie rėmėjai, kurie čia prieš 4 metus dar vaikščiojo labai užrietę nosį ir galvojo, kad be jų Ukraina žus. Dabar jau tą nosį taip neberiečia, mato, kad ir be jų Ukraina nežūsta. Ir tas jų, kaip čia pasakyti, taupumas, jeigu nepasakyti kitokio žodžio. Žinot, rekomenduoju, buvo toks lietuvių rašytojas Antanas Vienuolis, kuris parašė, dar jaunas būdamas ten Kaukazė gyveno, parašė tokią sakmę, užkeiktieji vienuoliai, siūlo paskaityti, kaip labai reikėjo pinigų, Jo, vienuoliai aš svarstė, atsimenu, aš skaičiau vaikystėje. kiek duot, paskui nutarė, gal ir visai neduot, nes čia vis tiek jau viskas praras, ar taip, ir galų gale jiem buvo blogai. Tai kad Europa po karo supras, kad jinai daug ką padarė blogai, tai padarė blogai. Nu, bet mūsų prigimtis yra tokia, jeigu pažiūrėti karų istoriją, jūs, pažiūrėkit, aš nematau čia nieko išskirtinio, negu tai, kas buvo anksčiau per visą istoriją pasaulio. Tai man, kaip sakyt, man skaudu, bet man kartu, sakau, tokie yra žmonės. Ir dabar pereisim prie kito klausimo, kokios tikėtinos JAV Irano karo geopolitinės pasiekmes. Amerikos, Iranų karas. Čia dabar reikia truputį gal pasakyti apie amerikiečius, ne tik apie amerikiečius. Matot, mes kartais taip galvojam, ar mes pasaulį suprantam teisingai ar neteisingai. Tai aš sakau, kad Putinas iš tikrųjų turbūt negalvojo, kad reiks prieš Ukrainą kariauti 4 metus. Tu turėjo viziją, kad tas karas pasibaigs greit. Reiškia, galim sakyti, kad jis iš tikrųjų nesuprato realijų. Trumpas, Amerikos prezidentas, sakė, kad Ukrainos klausimą galima išspręsti per 24 valandas. Matyt, irgi, negalvojo, kad jis to klausimo neįspręs jau po 1,5 metų greit. Tikrai, ta prasme, kad, reiškia, net ir didieji šalių lyderiai arba tokių šalių, kurios mano, kad yra didžiosios, reiškia, neturi supratimo, koks yra tas pasaulis iš tikrųjų. Ir mes irgi tokio supratimo neturim ir dažnai klaidžiam. Tai kaip yra pasakęs vienas iš Trumpo žmonių, reiškia, sako, prezidentui Trumpui pasaulis tai yra kažkoks, pasaulis yra kaip toks nekilnojamojo turto katalogas ir valstybės yra sklypai. Žinot, kaip kolektyvinis sodas, reiškia sklypai. Ir kas tą sklypą valdo, su tuo reikia šnekėti. Kaip tas valdytojas atėjo į tą sklypą, ar jis čia demokratas, ar jis čia autokratas, nėra didelio skirtumo, svarbu, ar su juo galima padaryti sandėrį, ar negalima. Reiškia, visas gyvenimas tai yra sklypai ir sandėriai. Tai
Tai jos supratimu turbūt Iranas yra vienas iš tokių sklypų, kur savininkai elgesi, ten gamina kažkokį branduolinį ginklą ir ką, ir kad tas yra blogai ir tą sklypą reikia kažkaip pertvarkyti. Tai, nu, Amerika vis dar turi tokią viziją, kad Amerika yra pajėgi viena savo įgyvendinti savo ketinimus. Tai Amerika buvo tokia prieš 30 metų. Po šaltojo karo iš tikrųjų buvo toks momentas, kurie politologai vadina unipolar moment, toks vienpolinis momentas, kad Amerika iš tikrųjų galėjo pasauliui diktuoti savo sąlygas ir galėjo iš tikrųjų bet kokią misiją įgyvendinti. Šiandien jinai to negali, bet Amerikos prezidentas mano, kad gali. Ir kad visi turi suprasti Ameriką teisingai, taip kaip Amerika pati supranta. Ir vat šitoj vietoj man atrodo yra problema, kad iš tikrųjų, kai atsiranda tokios šalis, kurios Amerikos neklauso ar nepaklauso, Amerikai yra sunku. Tai dabar kaip šitas pasibaigs, kaip pasibaigs, yra prognozuoti sunku, bet jūs matote, kad irgi tas karas turėjo trukti mažiausiai 3 dienas ar 2 dienas, jis jau tuoj bus 100 dienų. Ir kiekvieną kartą yra šnekama ir šiandien ir vakar jūs girdit, kad jau viskas, beveik viskas sutarta, tik čia yra kažkokia smulkmena, bet ta smulkmena esminė. Tai lygiai tas pats buvo su Ukraina, kaip sakė, viskas jau čia yra sutarta tarp Rusijos, Ukrainos ir Amerikos, tik ta geografija čia tokia smulkmenėlė, liko 1%, bet kaip diplomatai sako, kol nesutarta viskas, nesutarta nieko. Tai šiandien su Iranu kol kas yra problema. Tai problema yra tai, kad vyksta ne pagal planą, ne pagal amerikiečių planą šitas, turbūt ne pagal Izraelio planą. Ir čia daug susikaupė visokių dalykų. Pasirodo, kad nebūtinai pasaulis galvoja taip, kaip Amerika galvoja. Ne tik tai, kad Kinija gali leisti savo galvoti kitaip, bet ir daugiau Azijos šalių gali leisti savo galvoti kitaip, Europos šalių gali leisti savo galvoti kitaip. Turbūt Amerika negalvoja, kad Ispanija staiga jiems ir neuždarys Amerikos kariniam lėktuvėm savo šitą oro erdvę ir amerikiečiam tenka apskristi Ispaniją. Nu, taip nebuvo planuota, galim pykt, nepykt. Reiškia, manau, kad šitas karas pasibaigs turbūt ne šiandien, jis pasibaigs tada, kada mes vis dėlto suprasim, kad pradinis mūsų matymas buvo neteisingas. Nu, mūsų visų, ir europiečių, ir amerikiečių, ir panašiai. Mes to Irano tikrai nemylim. Mes Irano tikrai nemylim ir nu, prisipažinsiu. Ir manom, kad nereikia, kad ten būtų branduolinis ginklas, jo labiau, kad jie yra sąjungininkai rusų. Tai Amerikai iš tikrųjų reikia padėti, bet Amerika vėlgi turi žinot, kad su tais bendrais veiksmais reikia truputį kitaip elgtis. Tai aš esu už tai, kad Amerikai tikrai reikia padėti ir čia nerodė didelių kaprizų, nepaprašė netara, bet Amerika turi sutarti su mumis kaip su sąjungininkais, o ne kaip su vaikais kažkokiais, kuriuos čia stumdyti galima, pirmin atgal. Tai tegu pastumdė, bet dabar imkim, sutarskim ir viskas bus galbūt ne taip ir blogai. Tai mano didžiausias noras yra, kad vis dėlto šitam Amerikos-Irano kare didžiausias pralaimėtojas būtų Rusija. Ir taip greičiausiai ir bus. Tai va. Tada dar turiu tokį klausimą, kuris yra labai aktualus Lietuvai. Na ir tiesiog jis yra toks tvyrantis ore, čia yra įvairių nuomonių, ar čia galima viešai klausti, ar negalima, bet na vis dėlto aš jį užduosiu ir tiesiog jūs gal tikiuosi padėsite išsklaidyti mano asmeninius nuogąstavimus. Tai ar prezidentas Trumpas, na, ar jisai panašus į tokį žmogų, kuris, na, sakykime, prasidėjus Rusijos invazija, ar tai raketomis, ar tai dronomis, ar tai fiziškai kareiviais į Europos Sąjungą, arba, sakykime, Kinijos į Taivaną, kuris sugebėtų, na, amerikiečiams viešai kreiptis į amerikiečius ir paaiškinti jiems
kodėl būtina padėti europiečiams, taivaniečiams, nes tiesiog tą padaryti jam gali būti sunku, nes jisai pats daug kartų skundėsi, kad europiečiai nepakankamai finansuoja gynybą, kad europiečiai, vat, jie ten apgaudinėja amerikiečius prekyboje, kad vat, europiečiai, kad NATO popierinis tigras, tai tiesiog vat, po tokios retorikos ir aišku, čia teisiškai tai, na, negali išvesti turbūt iš NATO Amerikos, bet, nu, tiesiog jeigu prasidėtų karas, tai kaip jūs ir minėjote, sprendimus reikia priimti čia ir dabar ir greitai ir, na, tai bus Trumpas, kuris priiminės tuos sprendimus. Nu, tai čia yra klausimas toksai, reiškia, iš kelių dalykų. Reiškia, vienas dalykas yra, kad iš tikrųjų šiandien karas yra netoks, kokį mes buvom susiplanavę. Aš pats mokiausi kažkada Ženevoje prieš 30 su viršų metų, mes irgi tada kalbėjom, kokie karai bus 21 amžiuje ir dabar turim pasakyti, kad netoks. Tuo metu labai protingi, reikšmingi profesoriai mums aiškino, kaip bus, dabar pasirodo, kad yra kitaip. Tai tam karui nėra pasiruošusi nei Amerika, nei Europa, nėra jam pasiruošusi ir Rusija ir iš tikrųjų, matot, jeigu Rusija dabar čia mūsų staiga ir užpuls, tai Rusijai nebus labai lengva. Čia mes kažkaip labai išsigandę galvojam, kad čia, jeigu čia Rusija užpuls, čia mes čia išlakstysim visi europiečiai ir nieko nebus. Nu, Ukraina neišlakstysim ir mes Ukraina irgi buvo nepasiruošus, bet ta prasme, kad nereikia čia labai bijoti ir gąsdinti save, kad čia Rusija mūsų užpuls ir Amerika nutilės. Na, šiandien Amerikos prezidento, aš taip įsivaizduoju, mąstysenoje yra tai, kad Amerika gali sau leisti turėti savo nuomonę. Turėti savo nuomonę, ar čia reikia 5 straipsnį skelbti, ar nereikia, nes Amerika, kaip aš jau sakiau, Amerika viską gali, Amerika gali pagalvoti ir čia be Amerikos valios, žinot, kaip Trumpas sakė, jeigu ne Bidenas būtų prezidentas, o aš būčiau, tai Rusija tikrai nebūtų puolus Ukrainos, nes aš būčiau pasakęs, kad, nepulk. Tai Trumpas vis dar mano, taip, aš manau, kad jis dar mano, kad reikalui esantis gali pasakyti Putinui, nepulk tu tos Lenkijos, ar čia Lietuvos, negalim. Tai gali būti, kad Amerika taip mano. Mūsų interesas yra, kad mes su Amerika mąstytume vienodai ir kad Amerika tikrai suvoktų, labai gerai suvoktų tai, kas yra mūsų tiesa. Nes šiandien mes susidurėm su tokia problema, kad europiečių tiesa ir Amerikos tiesa jos truputį yra skirtingos. Jo? Tai, ką europiečiai mato grėsme, Amerika nemato, Amerika mato kai kur verslą, kur mes matom grėsmę. Žinot, buvo susitikimų daug europiečių lyderiai čia dėl Ukrainos ir šiaip važiavo pas Trumpą ir rezultatai buvo tokie keisti, kad Trumpas europiečiams išaiškina, kad jūs europiečiai čia neteisingai suprantat Rusiją, neteisingai suprantat Kiniją. Tai reiktų mums iš tikrųjų labai stengtis, čia jau yra politikos ir diplomatijos darbas, kad mes visi ir Rusija, ir Kinija žiūrėtume vienodai. Tada mes galėsim veikti kažką bendrai. Nereikia vieni kitų čia kvailint, kažkaip sakyti, kad jūs ten esat kvailiai, jūs nieko nesuprantat ar taip. Reikia kantrybės, reikia viską. Amerikos interesas nėra iš tikrųjų, kad Rusija būtų ta didžioji valstybė. Amerikos interesas veikiau yra, kad Rusija būtų tokia vasalinė valstybė ir aš čia galiu pasakyti, kad mes gal nes asmeniškai, bet mes europiečiai labai bijojom, kad už mūsų nugarų čia ten Vitkofas ten nuvažiavęs pas Putiną kažką tai labai sutars ir labai blogai padarys. Metai laiko praėjo, nieko nesutarė. Važinėja, šypsosi mandagiai, bet realiai tai nieko nesutarė. Čia buvogi tokių prognozių, kad čia jau lėktuvai skraidys, čia prekyba vyks, čia jokių sankcijų nebus, nes, reiškia, Vitkofas gražiai šypsosi su Putinu. Šypsosi gražiai, bet nieko nesutarė. Nes iš tikrųjų Rusija neturi ką parduoti amerikiečiai. Trumpas žiūri į daugelį dalykų kaip verslininkas, tai sako, mums neapsimoka Europoje būti ne todėl, kad čia meilė kažkokia. Mums neapsimoka, nes mes čia leidžiam pinigus, čia laikom kareivius, o jūs žiūrėkit, mums čia nepadeda.
Jeigu į Trumpo pasisakymus įsiklausysit, pas jį visur yra, kiek tas kainuoja, kur čia mes išleidžiam, kur čia mes laimim. Tai Europa jam per daug kainuoja. Ja? Mes jam gal per daug kainuojam. Tai reikia, kad jisai suprastų, kad arba čia yra ne tik taip pinigai, arba kad, nu, jam būtų, jam Amerikai būtų čia naudinga. Tai yra viena versija, kita versija, nu, gal mes galim ir be Amerikos apsiginti. O buvo laikai, kai nebuvo tokios valstybės kaip Junktinės valstijos. Buvo laikai, taip. Mes tada gal visai Buvo. laimingai, mes visai laimingai gyvenom, 17 amžiuje mes valdė Maskvą. Tai visko būna. Tai Amerika nėra kažkas tokio irgi amžino, kaip ir Europos Sąjunga nėra kažkas amžino, ir NATO nėra kažkas amžino. Jeigu keičiasi laikai, keičiasi geopolitinė situacija, reikia fantazijos galvoto, kaip mes elgtumėmės, jeigu būtų kitaip, nes mes dabar esam įsikibę labai, kad, nu, čia NATO yra nedalomas, jeigu Amerika išeina iš NATO, čia viskas griūna, staiga, nu, visai viskas griūna, kaip, nu, tai griūna NATO, griūna Rusija, griūna viskas, keičiasi tvarka, reikia, nu, tiesiog turėti kažkada, kaip aš sakau, mums irgi sakė, nu jeigu sugriausit Sovietų sąjungą, tai čia žinokit, bus visam pasauliu blogai, geriau nedarykit. Nu, išnyko ta Sovietų sąjunga, nu blogai. Mums tikrai nepasidarė blogai, gal kam nors ir pasidarė, bet tikrai pasidarė gerai. Tai visko gali būti. Aš nepanikuočiau šitoje vietoje, reikia ruoštis tokiam karui, kokiam nesam pasiruošę. Iš tikrųjų, tai pagrindinis dalykas, aš jau čia daug kartų sakau ir dabar jums dar kartą pasakysiu, gal jau atsibodęs esu, bet pagrindinė mūsų bėda yra ne Amerika, pagrindinė mūsų bėda yra mūsų pačių, reiškia, įsitikinimas, kad mes esam šachmatininkai, kurie žaidžiame juodosiam figūrom. Mes karų nepradedam, mes nieko negazdinam, mes visus mylim. Ir mes laukiam, kol kas nors padarys pirmą ėjimą, o tada jau mes atsakysim. Tai aš dažnai mūsų Lietuvos publikai sakau, klausykit, ar jums patinka Vytautas Didysis? Oi, patinka. Žalgirio mūšis, oi, gerai buvo. Tai jeigu mes būtume su Lenkija tuo metu NATO, tai jokio Žalgirio mūšio nebūtų, nes mums reikėjo eiti į priešo teritoriją ir jį sunaikinti, jį nugalėti. Sakau, Europos Sąjungoje šiandien nėra ne vieno politiko, kuris pasakytų, kad Kartagina turi būti sunaikinta. Nebent Ukrainos prezidentas taip sako. Tai kol mes nesam pasiryžę žaisti baltom figūrom, mes visą laiką mes skaičiam, kada čia mūsų užpuls, mes čia mus pagazdina, dabar va vėl pradėjo gazdinti branduoliniu ginklu ir kažkokiam tai raketom naujom. Vėl čia mes labai virpinam kinkas, tai reikia, kad tos raketos neiššautų. Reikia šiandien sunaikinti tas raketas, kol jos dar neiššovė. Prezidentas Reaganas buvo kažkada toks, kuris įtikino rusus, kad Amerika gali pirmą pradėti. Dabar, reiškia, Rusija šiandien mūsų nebijo. Aš čia seku daugelį saugumo, ten įvairių konferencijų ir viską. Dabar čia neseniai Paryžiuje buvo konferencija. Jeigu aš būčiau rusas, tai paklausyčiau, reiškia, jie ten kalbėjo apie tai, kaip reikia nuo Rusijos gintis ir svarstė, kada čia Rusija puls. Tai aš grįžčiau į savo Rusiją ir savo vadam sakau, jie mūsų bijo ir mūsų pult tikrai nesiruošia. Tai mėgaukim ramiai ir ruoškime kažkam. Tai kol mes nepradėsim mąstyti kaip žaidėjas baltom figūrom, tai tos problemos ir bus. Mes dabar, nu, čia minėjot Suvalkus, reiškia, tai mes bijom, kad mus čia gali užpulti, tai mes ten rengiam poligoną, kad rusai bijotų, kad mes juos galim užpulti. Kai rusų laikraščiuose bus žemėlapiai, kaip čia mes juos galim pulti, reiškia NATO, tai tada bus kitaip. Dabar čia vokiečiai, prancūzai spausdina visokius žemėlapius su rodiklėm, viską ir mus gazdina. O kada čia mes spėsim pasiruošti iki 29 metų kažkur? Tai jie turi bijoti. Tai tada čia, nu, ne Trumpas, ne Nausėda, ne koks ten Stubas, viskas, jie turi bijoti. O kol jie nebijo, tai mes bijom.
Jo, norėjau tada pereiti prie kito klausimo, ar yra ir jei taip, na, kokie, sakykime, Rusijos propagandos požymiai rodo, kad rengiamasi pulti, na, sakykime, rytinės, na, ES narės, turiu menį Lietuvą, Lenkiją, Latviją, na, galbūt į kurias kitas. Nu, Nes atsimenu, buvo Zakarovos ten toks straipsnis, kai buvo laimingi ten 40 metais okupuoti lietuviai, Latvijai, Estai ir kiek čia sovietai investavo į Lietuvą. nu, žinot, aš grįšiu prie to, kad ką šiandien rodo mūsų, reiškia, mūsų analizės, kad be Ukrainos Rusija nėra didžioji valstybė. Aš tą sakiau. Be Lenkijos Rusija gali būti didžioji valstybė, be Lietuvos irgi gali būti didžioji valstybė, be Čekijos ir Slovakijos irgi gali būti. Tai viena iš tokių labiausiai paplitusių prognozių yra tai, kad Rusija tiesiog, nu, šiandien Rusija nėra fiziškai pajėgi užimti Europos iki tokios linijos, kokia jinai buvo užėmus antro pasaulinio karo metu. Bet Rusijai reikia, kad jinai būtų didžiųjų valstybių sąraše kaip tokia, na, rimta, kad be Rusijos pasaulis negalėtų priimti jokių sprendimų. Dabar pasaulis jau ima priiminėti sprendimus be Rusijos. Ir tai Rusijai yra nemalonu. Matot, didžioji valstybė privalo turėti savo interesus visame pasaulyje. Dabar Rusija nelabai begali ką padaryti ten kokio Latino Amerikoje ir netgi Afrikoje, mažai gali padaryti be ginkluotos ten, reiškia, jėgos. Tai Rusija, supranta, kad jinai yra išstumta į tokių, nu, sakysim, vidutinių valstybių statusą. Tai už tai jai yra blogai. Tai, tai, tai Rusija iš tikrųjų, ar jai šiandien reikia Lenkijos, nu, dauguma galvoja, kad greičiausiai ne. Nu, bet tai yra mūsų logika. Žinot, kartais rusų logika yra kitokia. Tai ruoštis reikia ir kitokiai logikai. Tai šiandien, nu, vargu, ar Rusija, reiškia, ar Rusija iš tikrųjų labai reikia dar vienos ten problemos, kokios nors ten pult Estija ar pult Suomija. Nu, tai būtų gana didelė problema Rusijai. Rusija gal testuoja čia, kad NATO yra nepasiruošęs, ES yra suskilus, taip ir taip, bet, nu, su Ukraina Rusija turi labai daug problemų. Tai čia galima šitoje vietoje truputį apsiraminti, bet dabar vėlgi, reiškia mums, žinot, kad mes va šitaip galvodami, kaip aš dabar sakiau, mes, reiškia, vėlgi atiduodam iniciatyvą Rusijai. Jo? O Rusijai reikia, Rusijai nereikia, Rusijai taip. Tai reikia, kad Rusija gyventų pagal tai, ko mums reikia. Suprantat, aš turiu, nu, kaip sakyti, aš esu iš tų, mano užsiėmimas yra toks, kad aš atnešu tas tokias blogas žinias, kokie yra pavojai. Tai aš dabar, vėlgi čia neseniai vykusi viena konferencija buvo tokia, kuri buvo, nu, Baltijos regiono saugumui paskirta. Ir reiškia dabar Baltijos jūra. Šiandien Baltijos jūros akvatorijos Rusija valdo 8%. 92% valdo ES ir NATO valstybės. 8 prieš 92. Tai kokia vyksta diskusija? Kaip mums įspręsti Rusijos problemą? Man turėtų Rusijoje būti baimė didelė, kaip su 8% išgyventi. Bet mes sprendžiam, kaip čia dabar tie 8% mums kenkia ir mes čia niekaip negalim. O negalim todėl, kad mes žaidžiam juodom figūrom. Mes, reiškia, nu, Rusija daro tai, ką gali, ką nori, o mes čia dabar žiūrim, o kaip mes reaguosim. O kaip mes reaguosim, jeigu jie čia atplauks iš ten to karaliaučiaus krašto čia į Klaipėdą ir ką mes darysim. Tai reikia daryti, kad neplauktų. Reikia daryti. Dabar, žiūrėkit, reiškia, mums sako, tai yra karaliaučiaus kraštas, jo? Karaliaučiaus kraštas. Ir mums sakom, nu jo, karaliaučiaus kraštas yra mums didelė problema. Jinai turi būti Rusijai problema, o ne mums. Rusijai tai yra forpostas, kurį jinai išnaudoja savo, reiškia, agresijai. Tai jinai turi
neišnaudoti savo agresijai, bet tu turi ginti ir turi už tą gynybą brangiai mokėti. Kai jai karaliaučiaus gynyba kainuos tiek, kad jai neapsimokės tą karaliaučių čia laikyti, tada bus kitaip. Dabar jai apsimoka. Jai apsimoka daryti iš karaliaučiaus problemą mums. Tai vėlgi reiškia tas pat, kad mes čia sakom taip ar taip teisėta, neteisėta, bet pripažįstam šventą Rusijos teisę, čia šitoje vietoje būtų Rusija. Jo? Tranzitai visi viskas vyksta, nes mes esam tokie geručiai ir reiškia mes. Tai tokie esam, tai čia yra mūsų tokia politika, nu jinai yra mums brangi, reiškia. Karaliaučius, kuris yra apsuptas iš visų pusių, reiškia NATO šalimis, yra mums problema. Nu, Rusijai kol kas ne problema. Tai, nu, taip ir gyvena. Jo, klausykit, jau mes 1,5 valandos beveik šnekam. Jo, tai tada aš stengsiuosi artėti į pabaigą. Dar toks klausimas platesnis, o robotizacija ir dirbtinis intelektas, ar tai bus tas artėjimas prie žemiškojo rojo, ar tai čia bus naujos galimybės visokioms ten neapykantos totalitarizmams ir panašiai. Nu, nei čia rojus, nei čia pragaras. Spantat, visais laikais buvo, kai manęs klausė panašių klausimų, aš sakau, kai Gutenbergas pradėjo knygas spausdinti masiškai, jo, Vokietijai. Tai buvo labai didelis pasipriešinimas tam, buvo sakoma, kad pasaulyje bus netvarka ir chaosas, nes iki tol žmonės žinojo, kad ta teisinga knyga yra padėta teisingoje vietoje ir sekmadienį atėję jie perskaito teisingą puslapį ir visi tą patį išgirsta ir visi žino, kas yra tiesa, kas netiesa. Kai kiekvienas pradės skaityti savo knygą, dar savoje vietoje bus bėda. Paskui buvo laikai, kai sakė, kad televizija ten sugadins žmogų, jis nebeskaitys knygų, tada bus blogai. Dabar, reiškia, internetas yra, kiekvienas turim savo televizorių, reiškia, jau nebežiūrim oficialios programos, aš galiu atsisukti laidas, prasukti, peržiūrėti, ką tik noriu daryti, tai blogai, jo? Nebepasiduodu propagandai. Čia aną dieną žiūrėjau vieną laidą, tai pusę prasukau, nes nesąmonė šneka. Nu, tai nei gerai bus, nei blogai, tiesiog tai yra nauja technologija, kuri atveria naujas galimybės, bet kaip žinot, su galimybėmis atsiranda ir bėdų. Nu, tai Facebookai visokie buvo sukurti, kad draugystė tarp žmonių padarė naujus konfliktus, karus. Nu, tai čia bus kažkas, gyvensim su tuo, aš tai nesureikšminu labai, technologija ir tiek. Kaip paprastas ES pilietis gali prisidėti prie taikos stabilumo Europoje, prie Ukrainos pergalės ir tiesiog ką turėtų daryti? Rašyti peticijas, paprastas žmogus, kuris moka mokesčius ir kur pinigai yra skiriami Europos gynybai, ne tik Ukrainai, bet Europos gynybai, jisai prisideda. Aš manau, ir tie žmonės, kurie, matot, Lietuvoje irgi žmonės supranta, aš jums pasakysiu, kai buvau dar Seime daug metų. Ir kiekvienais metais, dar tada buvo tokie laikai, kai reikėdavo kovoti už tos varganus 2 procentus krašto gynybai. Aš buvau tas, kuris visą laiką labai tos 2 procentus gindavo ir aš susilaukdavau įvairių pasakymų, kad jau nebus karo, baigtų čia su tom nesąmonėm. Čia reikia skalbyklą statyti, o tu čia nori pirkti tanką kažkokį. Nereikia. Nepopuliaru, sakė, jau žmonės už tave nebalsuos, jeigu tu pasakysi, kad tu gynybai skiri pinigus. Nepopuliaru, tėvynės gynyba yra nesąmonė, reikia ten nupirka apelsiną, žinai, žmogui kokiam, o ne šovinį. Tai tokia buvo, aš visą laiką patirdavau, reiškia, tokius spaudimus. Dabar matau, kad žmonės supranta, kad gynyba yra svarbus dalykas. Ir tikrai žmonės neverkia dėl tų ne tik 2 procentų, dabar tai tų procentų jau yra 5 ir taip reikia. Žmonės iš tikrųjų supranta, čia yra toksai politikų kvailybė, kad žmogus nori tik tai komforto, nieko neveikti, reiškia pilvą išvertęs gulėti, laukti, kol politika jo pasirūpins. Tai kiekvienas žmogus prisideda. Mes turim suprasti, kad ne 2 procentai
už 2 procentus nenusipirkti laisvės, reikia būti pasiryžus visą 100%, o ko tada 98% grįžim kaip permoka ir viskas bus gerai. Žmonės supranta, žmonės vis dėlto, reiškia, daugumą žmonių tą Rusijos grėsmę supranta. Aišku, yra politikų, kurie bando tuo manipuliuoti, žaisti, čia nereikia, čia vis tiek neapsiginsim, čia tara, čia geriau čia kepurę nukelti, reiškia, tam rusui. Nu, yra visko, bet šiaip žmonės supranta, kad ta gynyba yra svarbu. Nėra tokio, pažiūrėkit į ES šalis, nėra tokių, na, sakysim, didelių protestų arba ko nors, kaip čia dabar, čia ginklavimuose, čia pinigų skiriama. Nu, tai yra suprantama. Kad gynyba yra kompleksiška, irgi žmonės supranta, kad gintis reikia. Gintis reikia su tuo blogiu kažkaip kovoti. Aš tai sakyčiau, reikia ne tik tai gintis, reikia ir tą blogį naikinti, bet mes vis dar, mūsų sąmonė yra, kad mes daugiau turim gintis. Tai supratimas yra, kad supratimas atsiranda iš lėto ir kad visi žmonės tikrai nenori prarasti komforto ir lengvo gyvenimo. Tai irgi yra natūralu. Tai aš manau, kad jeigu Rusijoje yra protingų žmonių, tai jie irgi supranta, kad europiečiai ginsis. Europiečiai kariaus ir kai juos jau labai užkabins, jie irgi čia tokios, dabar mes kartais rusam atrodom kaip tokie aptingę, ištežę, čia galvojantis tik apie gerovę savo. Tegu taip galvoja, bet iš tikrųjų tai taip nėra ir aš matau iš tikrųjų tokių žmonių, kad supratimas yra, kad lengvai niekas neatsiranda ir kad jūs pasižiūrėkit, aš kartais ir šitiem studentam, kariūnams savo sakau, kai kas kalba, kad čia gabus vaikai, tegu stoja ten į kokius ten diplomatijos, ten teisės, ten studijas, visko, atseit į karo akademiją eina ne patys protingiausi. Ir sakau, pasižiūrėkit, visuomenės pasitikėjimas, kariuomenė per visus laikus nepriklausomybės yra žymiai aukštesnis negu pasitikėjimas teisininkais, politikais ir netgi prezidentais. Tai yra, visuomenės pasitikėjimas yra. Ir būkite atsakingi. Tai yra gerai. Kodėl laiptai keliasi karą, čia iš jūsų knygos skyriaus pavadinimo? Kodėl laiptai rojų keliasi karą? Todėl, kad mes bandom sukurti rojų žemėje, tai yra mes galvojam, kad rojus yra toks, gyvenimas be problemų. Mes politikai sakom, balsuokit už mus, mes sukursim rojų žemė, kito rojų. Tai be kurdami rojų mes kuriam, tokią neatsakingą visuomenę. Mes manom, kad rojus tai yra duoti visuomeniai duonos ir žaidimų ir bus rojus. Bet kai tik mes pradedam kalbėti, kad karų nebus, nes dabar net tie laikai, kad neturim su kuo kariauti ir panašiai, tai yra pirmas požymis, kad greit bus karas. Aš atsimenu, iš istorijos skaitinių atsimenu, kad senovė egiptiečiai, kai buvo suvienyta dvi Egipto didžiosios valstybės, viena buvo Nilo deltoje, kita buvo aukštupy, reiškia susivienijo. Egiptas buvo viešai parašė, kad karų daugiau nebus, dabar jau visa teisybė triumfavo ir viskas bus gerai. Tai buvo maždaug prieš turbūt 5000 metų, kažkur tai 3000 metų prieš Kristų, kažkas tai tuo laiku. Iškia, tai tada buvo pasakyta, karų daugiau nebus, nes viskas bus gerai. Tai kai žmonės pasako, kad karų daugiau nebus, net tie laikai, dabar viską lemia ten kažkokio tai komfortą ir pinigai, tai žinokit, kad nebuvo tokio šimtmečio, kad nebuvo karų tarp didžiųjų valstybių. Tai karai tikrai bus ir karai visų pirma atsiranda ten, kur žmonės nori sukurti rojų žemėje. Dažniausiai čia dabar vienas vokiečių filosofas sakė, aš dabar neatsimenu pavardės, kad dažniausiai kurdami rojų žemėje mes sukuriam pragarą. Karas yra ne kas kita kaip visuomenės skaistykla, todėl mano knyga yra apie skaistyklą. Jo, tai
visiems rekomenduoju paskaityti, komentarus įrašysiu knygos pavadinimą. Tai labai, labai Jums ačiū už interviu. Na, mūsų projektą In Defense of EU Values Stopping Aggression Against Ukraine remia Europos Sąjunga, bet visa atsakomybė tenka žinoma ne Europos komisijai, ne nacionaliniai agentūrai, bet na, VŠI vieno pasaulio istorija ir projekto partneriams Italijai už Europos Sąjungą ir Visagino 3 amžiaus universitetui. Ir mūsų, na, sakykime, mintis nebūtinai atspindi Europos komisijos ar nacionalinės agentūros požymių, žodžiu, už viską atsakingi mes esame patys, nu, ir gerbiamas, aišku, Egidijus Vareikis, kur davė mums interviu. Tai labai, labai ačiū, kad pasidalinote savo mintimis ir tikiuosi, kad įsirašė sėkmingai ir paviešinsime YouTube. Jo, aš dar žiūrėkit, paskriptum, ta mano knyga jinai yra, kadangi jinai platinama nemokamai, tai ją galima ne tik tai pavadinimą įdėti ir visą knygą įdėti galima, nieko čia nenusikalsit niekam. Ai, supratau, tai tada būtinai ir knygą. Jo, tai nes jinai yra platinama nemokamai, tai yra Lietuvos karo akademijos išleista knyga, jo. Jinai yra nepardavinėjama, tai jeigu žmogus norės įsigyti, tai neįsigys, nes knygynas nėra tiesiog. Tai, nu tai ką, tai viskas, ačiū, jo. Jo, tai labai labai Jums ačiū ir tada geros dienos. Jo, tai ačiū, mano šuo jau prie kojų terina. Jo, gerai, tai nesakau, tai geros dienos. Nu, iki. Jo.